pažinomas Andrius Tapinas, taip pat ir bibliotekos direktorė. Ir būtų smagu, jeigu jūs patys kažkaip dalyvautumėte, papasakotumėte, kaip bendruomenė būrėsi, ar laukite kažkokių papildomų renginių, papildomų žmonių, kurie bendrautų ir kaip jums yra svarbi biblioteka. Tai pirmiausia, gal pradėkime nuo Andriaus. Jisai galbūt galėtų prisistatyti apie save, papasakoti, taip pat Eugenijus papildytų kartu su direktorė. Gerai, tai laba diena visiems, sveiki, labai malonu matyti. Ir mes jau pradėjom tokią diskusiją, bet nutraukėm LRT apie bendruomenės ir bibliotekos ryšį, koks jisai turėtų būti. Trumpai apie save, tai aš dirbu LRT televizijoje ir pastaruoju metu bandau savo jėgas literatūroje. Dėl to teko pernai pristatinėjant savo pirmąją knygą apvažiuoti pakankamai daug bibliotekų Lietuvoje virš 50 ir pamatyti, kokia yra situacija, kokia yra bibliotekos svarba tam tikrame miestelyje, ar rajone, ar mikrorajone. Ir, sakykime, Pilaitės bendruomenė, kuri yra galbūt šiek tiek labiau atitolus nuo tokia labiau autonomiška, bus irgi labai įdomu pasiklausyti, kokie yra jūsų lūkesčiai, nes aš suprantu, lyg ir tikslas toks, kad ir idėjų kažkokių pasiūlyti bendrų ir panašiai. O šiaip mano vaikystės biblioteka, kadangi mes atstovavom ir dar tokią Atrask vaikystės biblioteką, tai nėra Pilaitės biblioteka, nes jos tada dar ir nebuvo. Mano vis tiek buvo ta centrinė biblioteka Martyno Mažvydo, kur mane tėtis atvedė 7 ir 8 metų esanti. Ir iš ten visą Žiulio Verno klodus ir visą nuotykinę literatūrą tekdavo skaityti. Dabar pačiose bibliotekose aš lankausi rečiau, nes vis dėlto skaitau tas knygas, kurios yra, ir tai dėl to man truputį skauda širdį, bet skaitau tas knygas, kurios ką tik pasirodo, skaitau dažniausiai ne lietuvių kalba, nes lietuvių kalba man skaityti yra per brangu. Aš turiu meni, kad aš labai greitai skaitau ir tą knygą, tą anglišką knygą, aš stengiuosi perskaityti originalo kalbą, tada truputį lėčiau skaitosi ir gali tos knygos kaštus amortizuoti per kelias dienas skaitydamas. Ir natūralu, kadangi aš daugiau skaitau elektroninės knygas, tai skaitai pačias naujausias knygas, kurios yra išleistos, bet dar viena problema, su kuria aš matau susiduri rimtai bibliotekos, tai yra komplektavimas, būtent kada jūs pasiekia tos naujausios knygos ir kiek jų pasiekia. Kitas dalykas, apie kurį dar aš manau irgi bus man, pavyzdžiui, labai būtų įdomu su jumis padiskutuoti, tai yra apie tai, kokios knygos turėtų būti bibliotekoje, nes man yra tekę bendrauti ir su, sakykime, mūsų valdžios atstovais, ir su kultūros ministru, ir su prezidentūros atstovais, ir su leidėjais, nes ir labai išsiskiria nuomonės, kas turėtų ten būti, kaip turėtų būti komplektuojama, ar turėtų būti atsižvelgiama tik į skaitytojų skonį, ar turėtų būti atsižvelgiama tik į tam tikros, sakykime, demografinės grupės skonį, kuri dominuoja, tarkim, senjorai, arba jaunos mamos, arba paaugliai. Ir tada jau, ar vis dėlto biblioteka turėtų kartu su kažkokiais ekspertais bandyti galbūt patempti tą statistinį skaitytoją už ausų, truputėlį siūlydama jam aukštesnio lygio, tą vadinamąją elitinę literatūrą. Aš kadangi pats rašau pramoginę tokią komercinę, tai aš taip galiu labai drąsiai atskirstyti pramoginę ir tą tokią tikrąją elitinę literatūrą. Tai va čia irgi bus įdomu pašnekėti. Tai va, tai aš turėjau 3 žodžiais prisistatyti, bet man tai niekada nepavyks. Tai pratęsime, manau, su bendruomenė apie visus šios klausimus. Būtų labai smagu, kad įsijungtumėte, bet trumpai dar norėčiau, kad Eugenijus pristatytų bibliotekos pažangų projektą ir iniciatyvą, tiesiog, kad jinai yra įgyvendinama. Tai aš galbūt pradėsiu pratęsdamas komplektavimo klausimą. Iš tikrųjų, pasinaudosiu progą pareklamuoti, kad kitų metų pradžioje mes paleisime tokį jau produktą naują, tai bus lietuviškų knygų elektroninis skolinimas bibliotekose Lietuvos. Dabar yra jau darbai įsibėgėję, manau, kad vasario-kovo mėnesį turėtų būti jau galima visose Lietuvos bibliotekose skolintis lietuviškas knygas, kurių šiuo metu yra apie 1000, kaip bebūtų keista, ne taip mažai. Tai va, tai galbūt ypač kaimui tai padės šiek tiek
išspręsti knygų trūkumą, tų populiariausių. Va, o tai elektroninė knyga tai nėra ta skaityklė, o tai yra failas, ar ne, kur paskui jau skaityklėje matome arba kompiuteryje. O apie projektą, tai projekto iš esmės mūsų projekto tikslas, kurio dalis yra ir šitas susitikimas, tai yra padėti bibliotekoms įvertinti vartotojų poreikius ir teikti naujas paslaugas, padėti žmonėm atrasti, kaip mes taip gražiai tikslas suformulavę, reiškia padėti žmonėm siekti geresnės gyvenimo kokybės per bibliotekų paslaugas. Tai va, o tai reiškia labai paprastą dalyką, kad bibliotekų paslaugos turi atliepti žmonių poreikius ir ne tik skaitytojų, bet ir neskaitytojų, kurie gali būti skaitytojais galbūt, arba tiesiog vartotojais. Tai va, tai tiek trumpai apie tą projektą. Tai gerbiama direktorė, jūs savo bendruomenės atstovė. Jo, dabar nežinau net, ką man pasakoti jums. Ataskaita, metinė ataskaita. Čia mes jau pirmoji daly kalbėjom, kolegos mano jau čia man atleis, jeigu aš kartosiu tą patį, bet aš stengsiu 3 žodžiais, kadangi mūsų sistemoje yra 20 filialų, viena iš jų jauniausia. Ir kol kas moderniausia šita mūsų Pilaitės biblioteka atidarytas vasario mėnesį, jais buvo metai. Prašyčiau bendruomenės labai nesmerkti, jeigu kas nors yra ne taip, prašyčiau suprasti mergaitės, nes tikrai biblioteka jauna, mes stengiamėms duoti knygų kuo daugiau. Labai atsiprašau, kad šiemet neturėjom spaudos, bet buvo sunkus labai finansiškai metai, kitais metais gal kažkiek tai užprenumeruosim, žiūrėsim, kaip bus su pinigais. O šiaip mūsų sistemos, kaip minėjau, yra 20 bibliotekų. Gruodžio mėnesį Kalėdom atidarysime Žirmūnuose skaitytojų aptarnavimo skyrių, kuris bus toks jungs visas mūsų filialus, kur bus skaitykla, multimedijos skaitykla, bus internetas, visos naujovės skaityklės bus. Žodžiu, viską, ką galim, geriausio ir turim sudėsim tą. Ilgas buvo procesas iki tol, turėjom projektą prieš 5 metus, paskui jisai žlugo ir vėl atnaujinom. Dabar pastatas jau stovi, technika nupirkta, baldai gaminami ir tikimės, kad gruodžio mėnesį atidarysime. Turime dar 2 būtinės bibliotekas būtose įkurtose 3 kambarių. Turim tokią viltį, kad Šeškinės iškelsime gal greičiau, Lazdynų gal biškį vėliau, bet jokių būdų neuždarysim tų bibliotekų, nes labai gausiai lankomos. Turim labai gerą biblioteką Pilaitė, be abejo labai gerą biblioteką. Žirmūnuose Saulutės vaikų biblioteka labai projektuose daug su projektais dirba. Finansavimą gauna ir iš savivaldybės, ir iš ministerijos. Antakalny gausiai lankoma biblioteka, Karoliniškės. Antakalnis, jeigu nesuklysiu, turbūt apie 7000 registruotų skaitytojų. Taip, gal biškį padauginau, Violeta šypsosi per mažai, prašau. Karoliniškių, kur tikrai skaitytų, Dzūkų labai prastose patalpose, bet labai gausiai lankoma. Žodžiu, mūsų vienas filialas turi tiek skaitytojų, kiek pavyzdžiui kokiam rajone visa sistema turi. Su visais kaimo filialais, su visko. Skaitytojų pas mus labai daug. Tai rodo, kad mes labai neblogai dirbame, kad neblogai turbūt sutiksit, malonu, pati pasisakau, pati pasigiriu. Bet žinot, kaip visada yra trūkumas šiek tiek su knygom, nes knygos labai brangios, vidutinė vertė vaikiškos knygos apie 30 litų, suaugusių yra ir 50, ir 60 litų. Labai daug knygų negalim nupirkti, bet ir leidėjai neturi labai daug tų knygų. Bet tikrai mes stengiamės, mes dirbam tikrai jums, skaitytojams. Nes kaip ten bebūtų, vis tiek turim parodyti, kad mes esam reikalingi ir labai džiaugiamės, kad vyksta tęstinumas to projekto bibliotekos pažangai, dabar 2, buvo projektas numeris 1, mes labai daug apmokėm Vilniaus gyventojų, seniorų ypatingai daug naudotis naujom technologijom. Tikrai labai nuoširdžiai dirbo. Turim dabar projektą su darbo birža, su Langas į ateitį, kuris sėkmingai vyksta Antakalnio, Karoliniškių, Naujos Vilnios ir kokio dar, turbūt nieko. Gerosios Vilties biblioteko 4 irgi labai jaunimą nuo 18 iki 20 kelių metų amžiaus ten irgi mokom, nors jie ateina turbūt viską jau mokėdami. Bet toks projektas.
Vilniuje labai sunkiai surenkama, nes rajonuose gal lengviau, pas mus Vilniuje tikrai labai sunkiai, bet surenkama. Taip kad būkim optimistai, tikėkim, kad viskas bus geriau, kiti metai gal bus geresni. Ne viskas iš karto, juk mes ne tik šią dieną gyvenam, mes gyvenam ir ateitim. Norim, kad ir po metų, po 5, po 10 būtų biblioteka, būtų moderni, reikalinga, svarbiausia, kad jūs joje lankytumėtės. Labai kviečiu visus lankytis, draugauti su mūsų bibliotekininkais, siūlyt ką nors, pareikšti norus, visada į tai atsižvelgsime. Ačiū. Atsiprašau, galima nuo bendruomenės pareikšti norą? Taip. Ar negalėtų ir nenorėtų jūsų bibliotekos filialas naujasis susijęs su Mažąja Lietuva šitas rajonas kažkaip tai stengiasi įamžinti atminimą, pasivadinti, kai šie metai yra Donelaičio 300 gimimo metinėms skirti jo vardu? Turbūt, kad ne, aš manau. Kodėl? Todėl, kad filialas šiaip tai, čia yra toksai, žinot, vardų suteikimo, čia gali galbūt visa centrinė taip vadintis, bet ir tai yra labai ilgas procesas, o filialas negali tokių vardinių. Pavyzdžiui, Donelaičio tikrai. Teisinė bazė to neleidžia, žinot. O negalima padaryti precedentą? Manau, kad ne. Manau, kad jis dar neužsitarnavo tokio garbingo vardo. Aš taip galvoju. Knygas kaip mes komplektuojam. Pas mus yra komplektavimo skyrius, kur yra komplektavimo taryba ir iš tų planų mes tengiamės visas, žinot, mes leidyklai pateikiam, pavyzdžiui, 50 egzempliorių, o leidykla turi tik 30. Nes 64 viešosios bibliotekos yra Lietuvoje ir, žinot, visos perka. Kartais ne nuo mūsų kaltės, kad mes turim tą mažą egzemplioriškumą. Knygynuose jos pasirodo žymiai anksčiau tos knygos. O kol pas mūsų komplektavimo skyrių, kol jos sutvarkomos, kol užklijuojamos lipdės, kol įvedama į katalogą, viskas gaunasi vėliau. Bet kas mėnesį mes vežame naujas knygas. Į mėnesį vieną kartą. Čia gal susišaukė su Andriaus klausimų tokių išsakytų anksčiau, ko pati bendruomenė nori iš bibliotekos ir ką jūs ir sakė dėl to komplektavimo, o jūs patys tikitės ir norite kaip atrinkti tas knygas ir jūs randate tai, ko ateinate čia, ar ne visai, nežinau, gal jūs galėtumėte to pasidalinti mintimi taip pat? Gal aš pasakysiu truputį. Aišku, labai džiaugiuosi, kad ta biblioteka yra, man tai asmeniškai labai mažai knygų. Man asmeniškai, aš ateinu ir dabar, kai pagausėjo skaitytojų, tai kartais lentynos tokios atrodo, ypač, sakykime, negrožinės literatūros, tai tokios labai jau retos, išretėjusios, ar negalima vis tik tai bandyti sukomplektuoti tas jau nepriklausomybės laikotarpį išleistas vertingesnės knygas. Jų yra, aišku, pasitaiko ir naujų, ir senesnių fondų matom, bet man tai, pavyzdžiui, ir tikriausiai ir kai kuriems trūksta. Ir Karoliniškės važiuojam, ten ir truputį pritėjusios yra šitos knygos. O kur jas sukomplektuoti, kur jūs įsivaizduoti jos galėtų būti tarybiniais laikais išleistos? Jų nebėra. Bibliotekos, kurios seniau pas mus yra senesnės, jos turi. Deja, tokia yra situacija. Bet po 20 metų šitoje bibliotekoje bus knygos. Kažkas tai ties galvos, kad nėra tų senesnių, suprantat? Kur dabar gauti tas senesnių? Nėra. Yra Martyno Mažvydo bibliotekoje po vieną egzempliorių kiekvienos knygos komplektuojama. Tai... Dovanojimas, taip pat, žinot, mes labai skeptiškai žiūrime tą dovanojimą. Jeigu dovanoja, žinot, geras knygas, kurios populiarios, o jeigu žmogus tik nori atsikratyti savo senų knygų, tai mes... Kalbėti teisybę gali atnešti. Taigi mes nesam saugykla kažkokiu tai senų knygų, mes irgi judantis esam organas, mums irgi reikia judėti. Ir žinot, dar vaikas dar atneša dovaną, bet yra lentyna, kur skaitytojai dovanoja gali pasikeisti, bet yra skaitytojai, kurie atneša knygas ir nori pinigų už tas knygas, dar ir tokių yra skaitytojų. Ir mes, matos, mes visi nori skaityti naujų knygų, senesnių yra Karoliniškių bibliotekų, yra bibliotekų Vilniaus mieste. Vilnius nėra milijoninis miestas, kad negalima būtų pasiekti iš vienos bibliotekos į kitą. Aišku, tai yra labai gražu, bet tai vieną nuvažiuoja į kitą, į trečią. Iš tiesų problema knygų yra visada tikrai didžiulė. Tikrai randat, aš manau.
tai žmonės neturi tiek laiko Iš važinėti. tikrųjų, jeigu Nusisakyti. nenorit važinėti, yra portalas e-biblioteka.lt, tenais galim surasti, kur kokia knyga yra prieš važiuojant. Tai čia Elektroninis katalogas jo, mūsų. e-biblioteka.lt. Ir yra e-paveldas.lt, kur iš tikrųjų yra visa klasika ir visa senoji literatūra skaitmeniniu formatu nemokamai pasiekiama. Dabar iš karto Eugenijui klausimą. Jūs pasakėt, kad bus 1000 lietuviškų knygų. Čia Naujųjų. lietuviškos knygos ar lietuvių kalba? Lietuvių leidėjų, lietuviškai išleistos naujos Bet elektroninės nebūtinai lietuviškos, lietuvių autorių. knygos. Nebūtinai lietuviškos, be abejo. Ir, Tai yra tai, ką leidėjai gali pasiūlyti. ir kokios dabar yra pagal tematiką šitas knygos? Labai įvairios. Koks procentas maždaug grožinės Tai vis tiek literatūros? pagrindė populiarioji literatūra, nes leidėjai leidžia tai, kas populiaru. O dėl knygų suradimo yra pas mus elektroninis katalogas. Jūs pasižiūrėt, kurioje bibliotekoje yra. Ir galit paskambinti ir tikrai, aš pati kiek kartų suskambinus dėl skaitytojų, kolegos palieka tą knygą ir tikrai, jeigu ta knyga, netgi mes jums pasakysim, ar jinai paimta, ar nepaimta yra ta knyga. Taip, mūsų mergaitės rezervuoja. Tai va, tai aš sakau, tikrai, nuvažiuoja ir paima. Galima Čia, man atrodo- registruoti, galima užsakyti kiekvienoje bibliotekoje, tik Taip. nuvažiuoti ir atsiimti. Viską galima matyti ir viską galima jau sutvarkyti Taip, kad- internete. Prašom naudotis. Nu, pavyzdžiui, aš taip asmeniškai tai nerandu daug knygų, kurių Nu, noriu. jūs nelabai išlavintas skonis. Nelabai išlavintas, bet iš tiesų, kadangi esu Nacionaliniai iš, bibliotekai tada reikia kreiptis. iš tos publikos bibliotekininkų ankstesnės kartos, pasakysiu tokį gražų faktą, kad, pavyzdžiui, Šiaulių viešoji biblioteka labai daug knygų nurašo išleistų neseniai ir labai aukštos kokybės ir labai nesenų autorių ir jas nurašo, kadangi taip pat taupo vietą. Galbūt ten skaitytojas nėra toks įsilavinęs ir išprusęs, tai aš siūlyčiau jums kažkaip sukontaktuoti ir galbūt tą fondą kažkokį tai rinkti. Nes tikrai labai gražių knygų ir aš gavau iš draugės ir darysiu kaime filialą. Nes gaila jas išmesti ir tikrai naujos knygos kokių čia Žinot, kartais jeigu viena biblioteka nurašo, tai tikimybė, kad kitoje bibliotekoje tas knygas ten stosis į eilę ir prie jų tai jau nėra labai didelė, nes aš manau, kad vis tiek išsisluoksniuoja pakankamai tie bibliotekų skaitytojai. Bet aš tai manau, kad čia yra neišsprendžiama problema, niekuomet neįmanoma sukomplektuoti taip, kad tiktų visiems. Ir jeigu taip mes žiūrime, įsivaizduokime, biblioteka turi 100 litų, pavyzdžiui. Toksai labai hipotetinis pavyzdys. Dabar, ką reikia pirkti už tą 100 litų? Ar reikia pirkti 10-50 pilkų atspalvių, kad nebūtų eilės ir kad žmonės patogiai galėtų pasimti? Ar, pavyzdžiui, 10 lietuvių autorių, kurių sunku pasakyti, kaip juos skaityti? Ar 10 labai aukštos kokybės negrožinės literatūros knygų? Koks yra poreikis? Va, tai čia turbūt aš nežinau, kas gali pasakyti ir kas gali nustatyti šitą dalyką. Natūralu, kad poreikis šiuo atveju akivaizdus yra. Didžioji, geriausiai eitų 10 knygų po 50 pilkų atspalvių, prie jų pridėkim dar Silvarerum, pridėkim dar kelias populiarias knygas ir jų visuomet bus prie jų norinčių, ir nes turbūt aš manau, kad ir pas jūs yra laukiančių, aš žinau, kad yra po 3-4 mėnesius mažesniuose miestuose, kur yra vienas egzempliorius laukiančių. Tokia yra populiariosios literatūros kainas. Tos tokios labiau specifinės literatūros, tai kaip jūs ir sakot, kartais ir nurašoma, nes ir čia yra amžina bėda ir bendruomenė, aš taip vis tiek manau, kad dominuoja populiariosios literatūros skaitytojai ir jie visą laiką bus už tai, kad būtų daugiau populiarių knygų, kad būtų daugiau naujausių knygų skirtų paaugliams, kurios neturi absoliučiai jokios meninės vertės. Neslėpkim to, ten visi vampyrai, vilkolakai ir taip toliau, bet jau geriau, kad jos būtų ir vaikai jas skaitytų vis tiek, negu kad jie čia prie šitų 5 kompiuterių prilipęs. Tai vėlgi, ta komplektavimo problema yra, bet jeigu tu tik tai tą komplektuosi, tai irgi atsiras problema, nes Oi, mergaitės visada palieka ir nereikia 3 mėnesių laukti. Gal aš netokia išprūsusi, kaip šitą ponę, bet aš tik bijau, kad aš nespėsiu geriausių knygų esančių toj bibliotekoje perskaityti. Perskaitysit, spėsit. Tikrai. Ne, gal tiesiog aš tuos 3 mėnesius paėmiau, nes aš žinau pavyzdžių miestuose, kur iš tikrųjų prie populiarių knygų yra eilė 2,5-3 mėnesių. Taip, nes yra viena knyga, max 2. Tai
Tai vat, o skaitytojų yra, sakykime, ir vis tiek tai yra, ta knyga yra nuolatos minima, ji yra ant bangos, yra populiari, apie ją daug kalba, nu, tai natūralu, kad norisi perskaityti. Tai taip ir susiformuoja tos eilės. Gal norėjau paklausti, yra kokių nors paslaugų be knygų, kur jūs norėtumėt bibliotekoje kaip bendruomenė? O jūs juos patenkinsit, aš paprašiau vardo ir jūs sakėt, negalima. Tai ko daugiau paprašyti, nes iš tiesų galvojam, kad Donelaitis galėtų likti Pilaitėje. Ir ta biblioteka galbūt jinai ir turėtų intenciją kažkaip tai tokia būti šiek tiek ne visiškai populistinį tą skonį tenkinti. Tai vardas, tai matot, vardas nėra paslauga iš esmės. Vardų prikabinimas Nieko neduoda. nereikia. Čiagi filialas. Būtinai reikia paminklo, būtinai reikia vardų prikabinimo. Ko iš tikrųjų bendruomeniai reikia? Čia yra bendruomenės noras, iš tiesų tai yra tokios gražios intencijos ir, pavyzdžiui, kai iš karto pasako, kad čia, oi, negalima daryti, nes tokios praktikos nėra, bet daug ko pirmą kartą nėra. Ne praktikos nėra, o teisinės bazės. Teisinės bazės, jūs netaip supratote. Teisinės bazės nėra ir yra toks įstatymas, yra tokie nuostatai, kur nors paskelbti. Reikia daryti konkursą, skelbti. Tai daug konkursų, pavyzdžiui, bendruomenė ir dalyvauja rengiant kultūrinius renginius konkursuose, kuriuose gali visiškai nelaimėti. Aš manau, kad tai Klausimas viena iš iš tikrųjų galbūt galėtų būti toks, ar ta biblioteka vis tiek turės įdėti daug darbo, stengdamasi tai padaryti. Jeigu dar tai nėra pakankamai lengva, tai jie panaudos savo jėgas, kurie galėtų panaudoti geresniam galbūt dalykui, kur žmonės bendruomenė daugiau iš to naudos gautų, negu kad vienas iš tikrųjų vien pavadinimas. Bet čia tik retorinis klausimas. Aš gal pasirodysiu truputį nemandagus, bet žinokit, man visuomet šiek tiek keistai skambėdavo taip, kad yra kažkoks monolitinė bendruomenė, kuri turi vieną nuomonę ir jeigu jau jos nėra, tai tada ir nieko nepavyks. Dabar žiūrėkime, matyti į susirinkusius žmonės, aš matau gal 4 ar 5 skirtingas socialinės grupės. Tai yra ir vyresnio amžiaus žmonės, ir jaunesni, ir jaunos mamos. Aš labai abejoju, kad tikrai gali būti viena kažkokia paslauga, kuri tenkintų. Ir nereikia, kad jinai būtų, kad jinai tenkintų visą bendruomenę. Bet mes, kaip Eugenijus minėjo, tai gali būti elementarūs paprasti renginiai susiję su kultūra, susiję su skaitimu, susiję su kažkokiam intelektiniam pramogom galų gale. Ir kaip tai neturi būti būtinai, kad visa bendruomenė ir inkorporė privalo atvykti pagal sąrašus nuo A iki Z ir kas nedalyvauja renginyje, tai tam minusas yra rašomas. Gali būti būtent tik senioriams skirti renginiai, tik paaugliams skirti renginiai, tik jaunoms mamoms, kurios dienomis galbūt turi daug laisvo laiko ir mielai kažką nuveikti. Neturim. O sakykite, yra tokia paslauga kaip audio knyga. Aš internetu klausau rusiškos audio knygos ir labai, kadangi mano darbas naminis ir rankų darbas, aš negaliu labai mėgstu. Bet man gaunasi dvigubas malonumas, aš ir dirbu ir klausau tą knygą. O lietuvių yra tokia paslauga teikiama. Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmogus, kuris gal nelabai gali skaityti, jam regėjimas netgi panikuoja. Knygos tai, kad yra, tai tikrai yra, net aš Čia žinau, kad Andrius aklųjų, knygą išleido. Taip, mes turim pasidarę audio versiją, bet ji nėra, bet mes netradom kol kas galimybės nes yra dauguma knygų yra tiesiog paimtos ir įskaitytos, tai jos yra skirtos žmonių su regėjimo negale bibliotekom. Na ir jos yra pakankamai, jeigu tai pasakyti, tiesiog, kad tekstas skambėtų. Tikra audio knyga tai yra, kai skaito profesionalus aktorius, meniškai, su garso efektais, jeigu ten lietus lyja, tai tu ir girdi, kaip lietus lyja, jeigu automobilis važiuoja. Tai tokių lietuviškai yra, aš galiu pasakyti, 3. Tai yra Mano vilko valanda, yra 50 pilkų atspalvių padaryta, ar dar daroma, natūralu, kodėl taip yra, nes jos labai brangiai kainuoja tai padaryti. Tai bet jos yra kol kas, kiek žinau, tik pardavime, kadangi neįmanoma surasti mechanizmo, kaip jas skolinti, išvengiant kopijavimo grėsmės. Nes audio failas yra labai lengvai kopijuojamas ir jeigu jis laisvai nuteka į internetą, tai tiesiog tam audio gamintojui yra peilis, reikia atklėsti. Tai čia valstybė pafinansuoti sukurti sistemą specialiai, kad ateina vaikas prie kompiuterio žaidžia žaidimus, ateina vyresnio amžiaus žmogus, ausinukus užsideda ir
Tiesą sakant, planuose yra, bet tai, nu, tai ne valstybė. Valstybė, žinot, yra viskas, kur mes gyvename. Bet nacionalinės bibliotekos planuose yra tą daryti. Bet kaip jūs girdėjote, yra 3 knygos, nu, yra dar šiaip įgarsintų nemažai knygų, bet ten yra didžiulė iš tikrųjų problema su kopijavimu tų knygų, nes aš galiu pasileisti įrašymo įrangą ir tą visą knygą palikęs perrašyti. Tai va čia didžiausia problema yra su tom audio knygom, todėl kad autoriai tiesiog bijo jas duoti. Technologiškai tai nėra sudėtinga skolinti, leisti paklausyti. Bet iš esmės tai yra didžiulė problema dėl to, kad Lietuvoje yra labai žema kultūra pagarbos autorių teisėms. Tai už tai, jeigu mes turim, sakykime, elektroninės knygas, tai mes esam sugalvoję, kaip jas apsaugoti ir bet kuriuo atveju jau, kad ją nukopijuoti iš elektroninio formato, kaip mes pateiksime, nukopijuoti, tai lengviau tada paimti popierinį ir ją nuskanuoti visą, tai būtų paprasčiau. O audio failą, tai tada turi ten galvoti visokius pipsėjimus, dar kažką, tai atpažinti tą vartotoją kažkaip, tai suprantate, ten yra daug tokių niuansų, kaip apsaugoti iš esmės autorių nuo to, kad jisai prarasta knyga, jinai atsiranda paskui internete, visiems prieinama. Ir tam labai priešinasi leidėjai ir autoriai. Ir tai yra suprantama, kodėl, nes jie tiesiog... Aš ne visai linkęs būčiau sutikti, Eugenijau, kad aš, pavyzdžiui, visiškai nesipriešinu ir aš esu už tai, kad kuo daugiau elektroninių knygų būtų daroma ir jomis dalyjamasi, nes jeigu taip realiai pasižiūrėt, o tai kas yra, aš dabar labai grubiai pasakysiu, jūs neįsižeiskite tik tai jokių būdų, kad tai biblioteka yra tas pats įteisintas piratavimas. Taip. Autorius vieną knygą perskaito, už vieną kartą jis yra įsigyjamas, o perskaito 1000 žmonių. Tai kaip čia nepirva, jūs visi pirataujat, suprantat, jūs atimat iš lietuvių autoriaus duoną kasdienę, aš juokauju be abejo. Tai vienas dalykas, aš galvoju, kad negalvokim, kad kiekvienas tas klausytojas ar skaitytojas dabar sėlins į biblioteką su ta intencija tik tai, kad čia persirašyt. Ir aš manau, kad ir elektroninės knygos galbūt būtų paprasčiau. Atsakant į jūsų klausimą, aš manau, kad nereikia gal daryti kažkokio, ieškočio valstybės kažkokių programų, nes čia 3 valdžios pasikeis, kol valstybė ką nors padarys pas mus. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, ar yra paklausa, jeigu yra, tarkim, bendruomenė sako, mes turim 30 žmonių, kurie norėtų klausytis audio knygų, tai galbūt įmanoma tos pats elementarus komplektavimas po vieną kopiją įsigyti ir su ta intencija, kad jų čia galima klausytis, nes taip, jeigu jau išskolinsi, tai aišku, ir labai sunku išskolinti, nes jos nėra kasetėse, jos nėra kompaktiniuose diskuose, dažniausiai tai yra laikmenos, kurios yra tiesiogiai arba į kompiuterį, arba į tavo, apskritai, mobilųjį telefoną yra pervedamas. Ir dauguma žmonių klauso bėgiodami, arba dirbdami, arba namus tvarkydami, arba kamščiuose sėdėdami, arba dar kažkas. Bet aš manau, kad tas viskas yra įmanoma, tai vėlgi, jeigu būtų toksai pageidavimas yra, biblioteka gali ieškoti bendrų taškų su bendruomenė. Tai be abejo, labai būtų gerai, jeigu visi taip galvotų autoriai. Bet kadangi susiduriu su kai kurie autoriai dar rašo žąsies plunksną savo knygas. Tai va, bet iš tikrųjų techniškai tas yra įmanoma, manau, jeigu biblioteka atskirai, kiekviena biblioteka norėtų, tai tikrai irgi išspręstų su autorium tos klausimus. Bet aš kalbėjau apie nacionalinio, jeigu masto projektą, tai tada ten atsiranda labai daug visokių trikdžių teisinių, labiau teisinių negu technologinių, iš esmės. O jeigu jeigu mažoji erdvėje, tai tikrai visą tai, aš manau, tikrai nėra problemos įrašyti kažkokį terminalą bibliotekoje, bet klausimas, ar jūs to norite, jūs turbūt norite virtuviai klausytis. Man atrodo, kad tada ta knyga nepasiteisina visiškai, dar čia sėdėsi, jei ilgai reikės klausytis. Bet tą ir sakau, kad turbūt... Taip, nes knygos, pavyzdžiui, mano knygos trukmė yra 18 valandų. Tai įsivaizduokit čia, kiek sėdė žmonių ir... Bet... Reikėtų sofučių, galaučių. Diskusijų klausimas, jo. Bet čia irgi poreikis knygų, tik audio. Gal daugiau kažką apie kitokio pobūdžio paslaugas? Čia turbūt dabar irgi Pilaitėje nedaug yra tų, yra
mokyklos ten dvi toliau, o ne čia bažnyčia, čia prekybos centras, o iš kultūros įstaigų tai nėra labai daug. Yra Bepartas, kuris iš tiesų biblioteką lenkia kai kuriais renginiais, kultūriniais ir lavinimosi, nes turi tokias galimybės ir ta intencija yra sukurtas. Jau šitoje bibliotekoje yra buvę gražių susitikimų ir su rašytojais ir šiaip mes planuojam jau vietos reikšmės